Tai va. Nu, supranti, esmė yra, nesvarbu, ką tu padarai gyvenime, bet lakstyt, atsiprašinėt moterų, tu žemini savo savivertę, savigarbą ir tu krenti realiai moters akyse. Gali būt. Tai, na, iš karto matai, kas yra, tau visuomenė sako, žinai, tu varyk, atsiprašyk, žinai, nebūk tukšiknių, žinai, būk, normalus, bet visuomenė atsimink kaip tai programa, kad nevykėlis būtum, tam, kad tau galėtų viską parduoti. Jo, o iš tikrųjų moters prigimčiai kas patinka, tai būtent vyras, kuris supranta, nesvarbu, ką jis padarys, neatsiprašinėja, nesigaili. Padarė sprendimą, tai atsitiko, žinai. Viskas. Tuo labiau ten, kad tu ten, ne, užpykai ten ant jos, ne? Nu, realiai aš pats užvėliau ir dėl nieko užvėliau, tai čia žiauriai yra. Nu, tai dėl nieko užvėliau ir aš ir visi kiti vyrai, supranti. Ir mes visi klystam, ir mes visi feilinam, žinai, tik tais. Nei vienas to nešneka, nei vienas to nepripažįsta, bet visi klystam ir aš irgi iš nieko susinervuoju, kai būnu savo draugė ir viskas atsitinka, bet aš niekad neatsiprašinėju, žinai. Nes jeigu aš pulčiau atsiprašinėti, tada aš jai perleidžiu kontrolę, perduodu galę, atleis man ar neatleist. Va čia ir yra, tu iškart prarandi galios, va čia yra negerai. Man šitą vietą. Tai jo, būtent niekada geriausia yra darbais atsiprašinėti. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu sudaužai kažkokį ten draugą automobilį, neatsiprašinėjai už savo veiksmus. Pavyzdžiui, jis ateina, va, sudaužai automobilį, tu paimi, išsitrauki pinigų, paduodi 3000, aš savo daužiau to automobilį, tavo vertas buvo apie 2500, teisingai? Teisingai, jisai sako, tai va, aš tau duodu 3000, dar išsirinksi geresnį ir viskas, va. Duodi babkės ir vsio. Supranti, jokių šūdmaliavimų, ten padlaižiavimų, žinai. Jokių atsiprašinėjimų. Tiesiog paėmė darbą atsiprašau. Kaip aš, pavyzdžiui, nemėgstu vieno žmogaus. Jis šneka ten toks vienas, šneka. Aš sakau, nu tu kai radija, supranti, sakau, kur stoties tu nepagauni. Man geriau darbais rodyk. Darbais rodyk, ką tu sugebi padaryti, žinai. Šneka, aš padarysiu tą, aš padarysiu aną, žinai. Ir nahui čia, ir žinai. Jokios iš tikrųjų, žmonės sprendžia pagal tapį tavo darbus. Tai va tai tiek. O kas ten dar pala? Šiaip yra žiekva. Prikolas yra tame. Kai bėgioji, kai varai, tu būni emocijų jungtas. Blet, žinau, kaip iš šonų chujau atrodo ir kaip vertė tavo žema. Tavi įjungi. Tave privertė, dabar įsivaizduok, įmeskim šitą situaciją į vyrų akis, kuris skraido po pasaulį, tai tarkim veda seminarus arba tiesiog dirba, babkių belekiek, žinai, žodžiu, ką jis ten nori daro gyvenime, žodžiu, ir pas jį yra perteklius, dabar iš čia dėl kažkokios mergaitės puls ten lakstyti, atsiprašinėti jūs. Nesąmonė, ne. Nu, įmes, pavyzdžiui, į Barack Obama akis šitą situaciją, arba įmesk į ką čia daro. Ką čia turim. Nu, tarkim, į Zuokų galbūt, ką žinau, ką čia įmės, žinai, bet kas tau ir koks autoritetas ar kažkas, žinai. Iškart, žinai, gausi atsakymus, kad negerai. Geriausias jei atsakymas yra tau su kita bendrauti, tegu jinai mato, žinai. Mato, ką jinai prarado. Ne iš tų tikslų, žinai, kas stengti sukelt pavydą, bet tiesiog tu kaip žmogus turi pasirinkimą. Todėl tu bendrauji su kita, jeigu jai nepatinka tavo taisyklės ar ten kažkas, nes tu supykai tikrai ne veltui ir užvėliai, tai buvo priežastis tam, veltui mes tikrai nepykstam niekad. Vadinasi, jinai peržengė tavo kažkokias asmeninės ribas, tavo taisyklės ir tu pasijutai hujovai. Kaip ten buvo? Dėl ko ten? Aš tai va, sakau, čia taip gavosi labai keistai. Ta prasme, dėl ko tu supykai ant jos? Ai, nu, karoči, kaip, žinai, šnekėtų SMS, tai gaunasi tai tipo, palaviškai paistoriu, nes čia per daug prigai. Šnekėk prie jų, ble, dar įrašą jiem nusiųsim. Šnekėk, ble, visi spręsim. Barakė, tarakonų lizdas, ble. Tai blėt, aš gyvenęs ten. Kamčiatkai? New York'e. Chebra,
Aš žinot, kas yra alfa vyras. Nu, gerai, varyk. Varyk tada. Kas ten buvo? Nu, karoči, ten tai buvo, kad, žinai, po paskaitų, tai parašiau, žinai. Gal nori, žinai, išlysti lauką, tai po ją, čia tai ten pradų, žinai. Ir taip, kai gauna ignorą, kaip gauna atsakymą. Zaibys vakar taip pat įkvietė, Zaibys suspėšėjom, šiandien toks ignoras, okei. Vos neužsiparinu, paskui savaitgalį, žinai, parašiau, kad čia prieš žinai, what the fuck. Sako, aš to SMS net negavau. Kai tu atėjai parintis, tipo, ten panašus į buvusį, ten bla bla bla, pizbės, užsispūmė psichas, ten tas buvo panašus į psichą, tai irgi psichas, žinai, tu nachai, kaip žiauriai. Girdi mane? Jo. Nu ir pradėjai stumtą, ne? Nu, realiai nestumtą, tiesiog šiaip gausi toks, pašnekėsys, Žiūrėk, ką matau. Yra problema tame, kad tu, pavyzdžiui, man irgi viena mergina. Žodžiu, čia aš apsikeičiau kontaktais ir per SMS-us neina paimti kontrolės man. Ta prasme, aš parašau, ji ten neatrašo, ji ten dirba, ji ten reikalų, man parašo dėl to, kad aš nesu pirmu prioritetu jos gyvenime. Nes, dar nepažįstu man. Kai išeini pasimatymą, kai praleidžia laikus, tai mato, kas taim Zaibys, tada tu iškyli prioritetų pirmu ir tada tau atrašo visą laiku ir nebūna huinių. Tai va, ir esmė yra tokia, kad aš jai pasakiau, sakau, žinai, jeigu dabar neatrašai per minutę, žinai, aš ištrintau kontaktus. Vis atrašo, žinai. Tada perėmiau taip kontrolę. Nes, išsipisinėjai su taim, nes tu neturi taisyklių žmogus. Pavyzdžiui, jie tau pasakė, jį pradėjai tai lyginti su buvusiu. Aš būčiau prieš pasakęs, paėmęs už rankos, tu mane nelygysi, nes su vienu vyru, žinai, yra pilna kitų, gali eiti susirasti kitą, žinai. Tiesiog, aš, pavyzdžiui, esu griežtas santykiuose, nes, pavyzdžiui, pas manęs laiko durys yra atidarytos, pavyzdžiui, mano merginai, išeiti iš šitų santykių. Ir jinai, žinau, neįjungs, žinai, tarsi gali lygyti mane, bet jinai peržengė mano taisyklę, aš sakiau, neleisiu lyginti mane, nes tai žemina tavo savivertę. Tie žmonės, kurie bet ką sakydami žemina tavo asmeninę savigarbą ar savivertę, turi būti nubausti. O jie yra nubausti, būtent tu pasakai, kas jiem bus, jeigu jie tiesiog darys tai. Pavyzdžiui, aš tai tiesiai sakau, jeigu tu sakau mane lyginti su kitu, sakau, skrauk daiktus išeik, žinai. Sakau, man čia nereikia, žinai, šnekėti to, kas žemintų mane, žinai. Jeigu tau rūpi kiti, tai tu eik, sakau, ir būksai, žinai. O aš pats tai lyginu ją su kitais. Su kitomis ją lyginu pastoviai. Ir nieko nesako, nes į taisyklės tokios neturi. Supranti, tau žmonės beleką sakys, beleką su tavim darys, jeigu tu nenubrėši jiem taisyklių. Tai ir dažniausiai peržengia tavo asmenės, ir tu verkia dar kažką, žinai, guodžiasi. Ir esmė, pats esi kaltas, kad, žinai, leidai taip elgti žmonėm su tavim. Pavyzdžiui, buvo tyrimas padarytas. Sakė žmonėm, žinai, kaip jūs norėtumėt, kad jums praneštų nelaimė, kad įvyko. Pavyzdžiui, atsitiko, žinai, kažkas jau hujovai labai. Paskambina jums žmogus. Ir per aplinkų, žodžiu, kaip tau sekasi, kaip laikaisi, kaip ką, žinai, kaip kas. Ir pabaigoje priartėjo pagaliau prie nelaimės. Arba iškart tiesiai šviesiai pasako. O po to perverti klausimą, kaip jūs norėtumėt sužinoti apie nelaimę, kad jums praneštų. Tiesiai šviesiai, sako visi. Kuo būna daugiau tiesiai šviesiai su žmonėm, tuo zaibiau yra. Mes pastoja per aplinkų išnekam, nes bijom įžeidži jausmų žmogaus. Nieko ten neįžeidė. Nes kiekvienas žmogus žino, kad aš galiu bet ką iš kitų priimti, vis tiek, žinai, viskas bus čiaki normaliai. Tai esmė yra tokia, tu neturi taisyklių, tu jai nenubrėžiai, ji, blėt, gali tau neatrašinėti, ji tau gali su tavim, ką nori daryti, po to, supranti, ji tau gali šnekėti su tavim, ką jinai nori, supranti, tu niekada nesijaustas Zaibys. Čia yra, sako, arogantiški alfa vyrai, jie turi taisyklės paprasčiausiai, kas yra. Tai va, sakau, aš dėl to, šiaip viskas pohuišiu pačius nesį pamiršęs, bet sakau, nesnėdame, kad tu SMS manęs negavo, aš taip pasiparinau, žiauriai, tai blėt. Tai seni, tu nereikalingas, jau teis, tai blėt, aš irgi parinus, kai mamų turėsi neatrašau, blėt, parašai. Gerai, aš kitom parašau, čia gali tai paleist, bet kai jinai atrašau ir po to, sorry, kad neatrašiau, koks sorry.
Arba tu atrašai, arba mes nedraugaujam, nebendraujam. Nes vadinas, aš tau iš vis nerūpiu gyvenime. Kur aš tau kelintoje vietoje aš tau stoviu? Pirmoje ar ten iš vis paupadu? Pohui, kiek tu savaičių, aš tai pirmą kartą rašinėjau. Nu. Tai tu iš karto taisyklės dėdinu. Aišku, žinau, daug žmonių neprims tas taisyklės, va, pas mane gana griežtus yra. Bet, ar tau geriau 50 turėt moterų, kurios ten belekais tai mergės negerbė, ar geriau turėt vieną, kuri tave gerbė, žinai, ir priima tavo taisyklės. Nes jos yra normalios, negu čia, tokios, kad pastatyti gerus santykius ant jų. Tai va. Tokie, o kas daugiau, nu, pasirinkimą plėsk. Daugiau moterų. Ta prasme, tada eina labiau kontroliuota emocija, kai neatrašo. Pavyzdžiui, parašai kitai, kita atrašo, tai tą užmiršti. Su kita susitikti. Jau tavo užmiršta, po to tą rašo, supranti. Tu baigiai pasimatymas, ana rašo, žinai, jau nori susitikti, tada tu rašai, aš pavargė, žinai. Tai aš atvarysiu prie tavo namų, greit išlysiu. Tada, žinai, jau įgūdė. Nu, tai va, žinai. Pasirinkimas daugiau, aš čia nieko nematau, žinai. Nu, jo. Tai va, taip. Reikia kažką dabar galvot, kad pačiam nekreip dėmesį ir tie. Nu, žinai, nekreip dėmesį, tai neina. Nu, nekreip dėmesį, neina nekreip dėmesį. Neina, žinai. Dabar, žinai. Tai va, tokie bairiai. O tai va, tada. Dėkui. Nu, laikykis tada. O jei ką tai susitiksim, Jo. daryti kokią konsultaciją. Nu. Gerai, iki seniai, viso.